Taip, sveiki vyrai. Ir šiuo metu aš esu Vilniuje. Žinai, čia papasakoju vienas vyras, man jo istorija, jis yra klaipėdietis. Ir jisai draugavo su mergina 5 metus. Prieš tai, prieš susipažindamas su ta mergina, jis vaikščiojo į klubus su vyru. Ir ta prasme, šaukdino moteris, kalbėdavo, buvo drąsus. Jauti pasitikėjimą savimi, sako, nebūdavo momentų, kad aš, sako, neturėčiau ką kalbėti su jie, kad aš, sako, nepasitikėčiau savimi. Aišku, būdavo, bet lyginant su dabartinė situacija, kai aš esu, sako, po 5 metų draugystės, ilgalaikiuose santykiuose, sako, aš nieko nemoku. Sako, aš nieko neprisimenu. Jie, sako, išvažiuojam su draugais kažkur, aš neturiu jokio pasitikėjimo savimi prieiti. Neturiu jokios drąsos užkalbinti. Ir aplamai aš jaučiuosi taip, kad gal kažkoks pažįstamas pamatys, kad aš kalbinu kitą moterį. Ir viskas susipina į krūvą, pamiršti įgūdžiai, galbūt pažįstami pamatys, nepasitikėjimas savimi, trūkumas žinių, viskas į krūvą susipina ir tu sėdi, sako, su draugais klube ir, sako, kažkur išvažiavęs ir tu matai, vienam 10 balų moteris praeina, kita, tu ją nori užkalbinti, o tu neturi to pasitikėjimo savimi. Ir kas gavosi, po 5 metų jis tos draugystės, tada pradėjo internete ieškoti medžiagos ir jis rado mane, pradėjo sekti. Ir sako, baltas pavydas, sako, būdavo, kai žiūrėdavo tave ir žiūrėdavo to vaizdo įrašus. Ir sako, kaip tu ten šauki su moterimi, kaip tu su jomis bendrauji, kaip tu su jomis flirtuoji, kaip tu gauni jų telefonų numerius, kaip tu per pasimatymą jas suvilioji, kaip tu jas išlaikai santykiuose, aplamai kaip jos prie tavęs jaučiasi, kaip tu laisvai jautiesi tai darydamas. Koks tu būni atsipalaidavęs, kaip tu mėgaujiesi tuo, ką darai, kaip pas tave nėra problemų užkalbinti, drąsiai prieiti, susipažinti. Ir sako, aš tada žiūrėdavau, sako, nuvažiuodavau pas draugę, nes, sako, mes kartu negyvenam, ji turėjo savo butą ir tebe šiol turi, o aš, sako, gyvendavau irgi atskirai nuo jos ir kai, sako, aš jau būdavau atskirai, sako, žiūrėdavau tavo medžiagą ir, sako, imdavau baltas vydas, sako, aš prisimindavau save seną, koks aš būdavau kažkada seniai ir norėdavau tą susigrąžinti. Taigi tas klientas, jis mane rado, kai gal aš jau buvau veiklą pradėjęs vykdyti kokius pusę metų, tai yra nuo pat pradžios realiai jis mane rado. Jis yra įsigijęs praktiškai visus produktus ir dabar jisai kaip padarė, jisai draugavo 5 metus su ta mergina, jis pradėjo draugauti, kai jam buvo 18 metų, o 5 metų, 23 jisai su jie susipyko, pradėjo mane sekti, vėliau su jie susitaikė, nes ta prasme, kai mes peržiūrim nuotraukas, jie labai veidais yra panašus, jie tiesiog labai tinka vienas kitam. Ir tada jis pradėjo mane sekti ir žiūrėjo, sekė tos produktus, jisai pirkdavo produktus, jisai neteidavo į mokymus, jisai pirkdavo produktus. DVD knygas, perskaitė, peržiūrėjo produktus ir jisai pats tobulėdavo, jisai važiuodavo su draugais, bandydavosi tai ir pakėlė pasitikėjimą savimi ir tada jis po dar, sakau, tų 5 metų, tai jis praeina, nes dabar bus praktiškai jisai švęs su savo drauge. Klaipėdietis, tas draugas švęs metinės su savo drauge ir jis tada, kai aš grįžau, vėl prasinešiau, kaip ir dabar čia, kad esu Vilniuje, kad yra galimi mokymai. Tai jisai susisiekė su manimi ir atvažiavo į mokymus ir visą laiką jisai norėjo pilnumoje išmokti gerai šokti. Tarsi jisai žiūrėjo mano DVD, mano
produktus ir sako, aš, noriu apšlifuoti viską, susistemizuoti ir sako, labai gerai mokėti šokti. Tai jisai atvyko, mes paėmėm šokio asistentę ir pradėjom mokintis. Šį pilnai paruošiau šokti per 8 ar 7 privačias valandas. Ir aš tada vėl čia išvykęs buvau ir grįžau, vėl mes susisiekėm, vėl jisai atėjo pas mane ir tada jis man papasako šią visą istoriją, kas buvo, kaip jis mane rado, būtent ir kaip jisai jautėsi ir ką padaro iš tikrųjų ilgalaikiai santykiai. Ir aš žinau, kad galbūt ir panašiai tu situacijose, kad esi su moterimi, su mergina, bet tu nori kitų moterų. Tu nori kitų ir tu negali jaust kaltei, žinai, jaustis blogai. Tavo genetika užrašyta yra, kad grubiai tariant, kad kuo daugiau apvaisintų moterų. Ir kad tu nori kitų moterų, tai nėra tik vienu tavo. Čia galbūt problema, kaip įvardinti. Bet galbūt tavo mergina nesidomi. Kodėl tu nori? Galbūt tu jos nepasėmėjai, žinai, nepasivedėjai, nepradėjai kalbėti tą temą. Nepapasakojai, neatsivėrėjai jausmais, kodėl tu nori kitų moterų. Tu nenori apie tai kalbėti. Aš žinau, Lietuvos kultūrai tai yra labiausiai čia meilužių kultūra yra. Aš lyginu su Amerikos kultūra, ten yra daromi, jeigu tokie dalykai atsitinka, yra daromi vadinama open relationship. Tada, tai reiškia, kad ir tu būni santykiuose su mergina, bet tai yra abiejų susitarimas, kad jūs gali turėti kitų seksualinių partnerių. Lietuvoje to nėra ir galbūt tu jautiesi, tu nežinai, kas daros. Tarsi tu nori kitų moterų, to pasitikėjimas savimi krenta, būnant tuose santykiuose. Ir tu nežinai, ką daryti. Tu nežinai, ką galima pasiekti, ką galima patirti. Tai, sakau, pirmas toks žingsnelis tam dalykui yra šokių pamokos. Tu šokių pamokos neleis tau jausis, kad tu išdavinėjai savo draugę. Bet jūs tau pridės pasitikėjimų savimi, kai tu ateisi. Nes tu šauksi su kita moterimi, tu matysi, kaip jinai šypsosi, kaip jinai reaguoja nuo tavo judesių. Tu išmoksi naujų technikų, kurios tau pakels pasitikėjimą savimi. Sugrąžins, kurį tu kažkada turėjai. Sugrąžins tą pasitikėjimą savimi, kuris tau padėjo pasiekti tavo tikslų kažkada. Ir kurio tu pasitikėjimų savimi tu dabar neturi ir jeigu tu jau nesusigrąžinsi, tai tu daug mažiau gyvenime pasieksi. Nes tu prastai jauties. Tau reikia sugrąžinti tą pasitikėjimą savimi, kurį tu kažkada turėjai, kur tavo draugai matė tą pasitikėjimą savimi. Matė tavo tą pasitikėjimą, matė, kaip tu pasitikėjai savimi kažkada. Ir dabar tavo draugai mato, koks tu tapai, kai tu įklimpai tuos santykius. Koks tu tapai galbūt pasitraukai nuo tos vyriškos, koks tu nevyriškas tapai ir kad tu pats, kai ir nenori savo draugės išduoti, tu ją myli, bet tu pačiu tu nori turėti tą pasitikėjimą savimi, kurį kažkada turėjai. Tai šokių pamokos yra per viduriuką. Pats geriausias dalykas, kadangi tu nei draugės išdavinėsi ir tu pradėsi grąžinti savo pasitikėjimą savimi. Tai kaip padarė tas mano klientas? Jisai atvažiavo į šokių pamokas, mes pradėjome mokintis ir tada jam pasitikėjimas savimi labai pakilo, kadangi jisai išmoko šokių judesius. Jisai matė, kad jis gali visiškai nepažįstamą merginą pasimti, kuri visiškai nemoka šokti ir ją tiesiog pašokdinti, ją vesti, valdyti šokyje, turėti kontrolę tame šokyje. Ir tai pakėlė jam pasitikėjimą savimi, jis tada išvažiavo su draugais į klubą, sako, aš jau prieidavau, aš jau galėdavau laisvai prieiti, galėdavau pašokti, galėdavau šnekėtis. Jis sako, aš pamačiau, ką tai duoda mokymai ir tada jisai su manimi susisiekė dar kartą. Kaip buvo, atsimenu, ar 6 ar 5 pamoka jis pradėjo užsiminėti, sako, kad norėčiau, aš sako, pasikalbinti. Sako, moterų. Mane domina, sako, užkalbinimai tie, domina, sako, kad šiek tiek ir stilių tu pažiūrėtum, kūnų kalbą, kad, sako, pasidėliotume planą, sako,
Aš sako, tą noriu padaryti, aš sako, visą savo gyvenimą tą norėjau, jaučiau, kad man reikia tą padaryti. Ir aš sako, norėčiau, mane tai domina. Ir sako, kaip čia mes, sako, galėtume padaryti, kad, sako, ir mano drauginė sužinotų ir kad nenoriu, aš, sako, nei jau skaudint, sako, aš čia nenoriu jokių seksų, sako, nieko, bet, sako, aš noriu tiesiog pasikalbinti, aš noriu gražintis tą pasitikėjimą savimi, kurį aš kažkada turėjau. Kaip čia mes, sako, galėtume tą dalyką padaryti. Tai mes susėdom, ta prasme, ir sakau, tai įdėsim, sakau, vardą kitą tavo. Paimsim telefono kortelę, kitą numerį, pakeisim tavo gyvenimo istoriją, pakeisim faktus, kurie galbūt galėtų įtakoti, kad kažkas galėtų sužinot. Ir kai jis atvyko pirmas 2 pamokas, tada mes susėdome prie stalo ir pradėjom, ta prasme, viską padaryti taip, kad neskaudinti jo draugės, niekas nesužinotų, bet ir judėti prie to, kad gražinti jo kažkada, kai jis buvo 18 metų, tą turėtą pasitikėjimą savimi. O tai yra darbas, vis tik tai reikės prieiti, reikės gauti sėkmių, reikės matyti, kaip tos moterys iš tikrųjų nori jo. Reikės jam pajaust, koks jis yra iš tikrųjų patrauklus moterim. Ir tada mes padarėm planą, visą susėdom, buvo telefonai išjungiami, išnešami visai kitą kambarį. Buvo dirbama privačiai, niekas nefilmuojama, neįrašinėjama jokius diktafonus. Visiškai anonimiškai buvo dirbama ir kai mes susikūrėm jau planus, tada išvažiavome į praktiką. O praktikoje yra operatorius, kurio niekas nežino ir yra mano klientas. Ir jie visiškai laisvai pasivaikščiojo, pasikalbino ir gavosi, kad jis padarė pirmą priėjimą, mano klientas padarė pirmą priėjimą, ėjo labai graži blondinė, skaičiau, kokių 9 balų, tokia, ta prasme, jos plaukai. Eisena graži ir veidų bruožai išduoda, kad iš tvarkingų šeimų kilusi. Ir, ta prasme, kiti dalykai, kur, ta prasme, tai mato tik vyrai, kurie užkalbino apie 50-60 tūkstančių moterų, turėjo didžiulę patirtį su moterimis, permiegojo su skirtingomis moterimis, bendravo su daugybė moterų, prasme, kurie mato tai. Ir tas kažkaip tai pamatėme, mes tada buvom visi, buvau ir aš, buvau ir operatorius, buvau ir mano klientas. Ir tada pamatėme ir tada tai priėjo tvarkingai ir ją sustabdė labai tvarkingai. Pradėjo pokalbį ir po gal 3 minučių jis ėmė jos kontaktus. Pirmoji moteris buvo jau kalbinta gyvenime. Jisai nekalbino prieš tai nei vienos, ta prasme, taip dienos metu jisai, kaip aš pasakoju, važiuodavo į klubus su draugais. Nes klubuose galvodavo, kad tiesiog tai yra palanku, visi atsipalaidavę, visi kaip ir tikisi, kad kažkas juos užkalbins, susipažins. Ir jis negalėjo patikėti. Vau, tokio grožio moteris į jį taip reaguoja ir duoda savo kontaktus ir vos nenori, kad jis jai paskambintų, susirašytų su ją. Jis negalėjo patikėti tokiais rezultatais. Jisai gavo tą pirmą numerį, su jie vėliau susitiko kitą dieną ir tai viskas buvo. Pakėlė pasitikėjimą savimi ir mes tada sakau, tai klientas, kuris iš pusę žodžių suprasdavo mane ir su kuriuo buvo malonu labai dirbti. Ir mes tada pradėjom nagrinėtis kitus priėjimus ir man tada prieš išvažiuojant, aš kur buvau tą istoriją papasakęs, kai buvo atsitikę su 3 rusijim klube, kai mes buvom nuvažiavę, kai jisai sugriovė tą, tai yra sunaikino vyrą klube. Kai buvo 3 rusijais, aš vieną rusiją išsivedžiau iš klubo, jis tada kitą draugę pasiėmė, tai jinai įsikliopino, nes jau stilius yra nepriekaištingas to mano kliento. Aš ta prasme, kai jį pamačiau, tai yra nepriekaištingas stilius. Ta prasme, nieko tu neprisikabinsi, tai yra aukščiausių lygių
drabužiai, sutvarkyta šukuosena, auskaras įvertas. Ir tai nerealiai atrodo, iš tikrųjų, wow. Nu ir tada jau, aišku, įvyko tam tikri dalykai, kur aš čia negaliu pasakot. Ir tai va taip mes toliau dirbam. Ir mes, kai aš tada grįžau, aš susitikom ir aš jau matau iš jų, kad jau tas jau pasitikėjimas savimi yra visai kitoks. Yra tas pasitikėjimas savimi, kai jau jisai gražinasi tą pasitikėjimą savimi, kurį kažkada jisai turėjo. Tai kaip ir matai, šitą istoriją parodo, kad tu gali susigražinti pasitikėjimą savimi. Jeigu vienam vyrui pavyko jį susigražinti, pavyko tuos įgūdžius gražintis, pavyko tą būseną, kurią jis jautė tada, kai jis buvo 18, kai jis eidavo, laisvai bendraudavo su moterimis, nejautė jokios kaltės tai darydamas ir jautėsi puikiai, tas pasitikėjimas savimi jam atsiremdavo į kitus dalykus, kaip siekimas uždirbti daugiau pinigų, pasiekti karjeros, pasiekti sporto rezultatų. Ir tai jam lėmė. Tai tikrai tu tai gali ir pirmas tavo žingsnis iš tikrųjų, ką reikėtų padaryti, tai vis parašyti man laišką į info@patrauklusvyras.lt, eiti į patrauklusvyras.lt puslapį, paspausti kontaktai, užpildyti formą, kuriame reikia įrašyti savo miestą, amžių, kontaktus. Nepabijok įrašyti savo ir vardą, gali tikrą pavardę, ta prasme, aš konfidencialu, aš duomenų neviešinu. Jau kai mes darysim mokymus, tai jau pakeisim tavo vardą, pavardę. Matai, kai man atsiunčia, ta prasme, jeigu, ta prasme, tu atsiūsit, netikrą savo vardą, pavardę, ta prasme, mano pasitikėjimas nėra toks. Ta prasme, aš netiek pasitikiu, galvoju, ta prasme, netiek pasitikėsiu taimi. Ta prasme, tu gali atsiųsti savo vardą ir pavardys pirmą raidę, užteks pilnai, bet svarbiausia, kad tas laiškas skambytų rimtai, kad tu tikrai nori išspręsti tą problemą ir kad tu aprašyk, ta prasme, man situaciją, kas tau nutiko. Aš papasakau, kas nutiko mano praeitam klientui ir dabartiniam dar iki šiol mes dirbam su juo. Papasakau, kas tau nutiko, kodėl tu praradai tą pasitikėjimą savimi, kas tavo gyvenime atsitiko. Nes jeigu tu papasakosi ir aš matysiu, iš kokio tu miestas ir kiek tavo metų yra, aš su tiek daug vyrų dirbo per savo visą karjerą, patrauklusvyras.lt ir alphamentraining.com. Tiek dirbo, kad aš iš karto, ta prasme, galėsiu greičiau mus abu privesti prie tavo tikslų, ką tu nori pasiekti. Bet jeigu tu neatsiversi, jeigu tu būsi uždaras, jeigu tu kažką slėpsi, tai, ta prasme, mes daug greičiau įdėsim prie tavo tikslų, nes vis tiek reikės apie tai papasakoti. Vis tiek anksčiau vėliau tau reikės man apie tai papasakoti, aš tave geriau galėčiau suprasti. O jeigu tu nenori, kad tai būtų papasakant tavo vardu, pavardės, tai tu palik inicialų savo pirmų vardo raidė, tai yra vardo raidė ir pavardės pirmą raidę, viskas, ta prasme. Kai tu atvyksi, jau mes gyvai susipažinsim. Turi atsiverti ir papasakoti ir tada aš tau atrašysiu atgal, mes galbūt tada susiskambinsime, kad, žiūrėsim, kokia komunikacija yra mums patogesnė. Tada, jeigu tu matysi, kad tau tinka, kad aš turiu tai, ko tau reikia, kad tau tai apsimoka, tai tu atvažiuosi į tą pirmą pamoką ir pasibandysi. O jeigu tu matysi, kad visgi nėra tai, ko tu ieškai ir tu neapsimoka tau, tai tu ir nevažiuosi paprasčiausiai, tai tu nieko neprarasi. Tai laukiu aš tavo laiškų, susisiek su manimi, mes sukursim gražius santykius tarp mūsų abiejų, padėsim vienas kitam ir pasieksim tavo tikslą labai greit, nes turėjau aš klientą kaunietį, kuris buvo be rankos, turėjau visiškai neseniai Jungtinėse Amerikos valstijose klientą, kuris buvo 32 metų, nebučiavęs niekada merginos, neturėjęs pasimatymo, nekaltas, visą savo gyvenimą skyręs verslui, visiškai praradęs socialinius įgūdžius, net turėdamas, net neturintis draugų.
tą vyrą kaunietį be rankos aš sugebėjau per 2 savaitės privesti prie jo tikslų. Tai yra, kai jisai pažino su savo norimą moterim ir ją suvilioju. Kurietį aš pridžiau per 2 savaitės ir kelias dienas, kai jisai susipažino prie universiteto, pasiėmė norimus merginos telefonų numerį, pasiėmė pasimatymą, parsivedė apartamentus namų. Kas ten toliau vyko, aš pasakosiu tik jau savo seminarę, kurį darysiu vėliau. Ir tai va, beje, tai patikrink informaciją apie mano seminarą, galbūt į seminarą atvyksi arba peržiūrėsi tų seminarų įrašus, bet kokiu atveju įsikyk tą seminarą mano, kadangi negalėdamas dalyvauti tiesiog peržiūrėsi įrašus. Galbūt tu esi užsienyje, galbūt tu esi labai toli nuo Lietuvos, galbūt tu neturi atostogų, galbūt tu gali savaitgalį susitikti. Vis tiek susisiek, parašyk savo situaciją. Atskristi į Lietuvą, ar man atskris pas tave, čia yra ne problema šiais laikais. Tarasme, tie lėktuvų bilietai kainuoja tiek, kad čia gali skraidyti laisvai po pasaulį. Ir parašyk iš kokio miestuose, kiek tu dienų turėtų mokymams, kada tu laisvas būtum, kokiu tu metu galėtum ir kokios problemos, taip toliau ir mes padarysime viską. Viskas tai, va, jeigu aš sugebėjau tuos 2 vyrus, kur aš galvoju, kad jie mano sunkiausi klientai buvo, vienas buvo be rankos, kitas buvo, kaip aš sakiau, 32 metų nekaltas vyras, neturintis net draugų, sugebėjau juos abu nuvesti į sėkmę su moterimis, sugebėsiu tikrai ir tave nuvesti į sėkmę su moterimis, į pasitikėjimą savimi ir ėjimą kiaurai. Nepamiršk, aišku, prenumeruoti Patrauklus vyras kanalą, arba šitas nematomas žiurkėnas mirs. Ir iki pasimatymų. Ate.